Priešai, supranti, ką priešais pavadinti? Priešas turi būti lygiavertis partneris. Jeigu mes kalbam apie šiukšlę kokį nors kažkokio valkatą iš patvorio, žinai, kuris jeitina nekenčia ar dar kažką, tai gal tokių visai eilė išsirikiuotų iki Magadano, aš nežinau, tokių balvonų ir lavonų, kurie niekam neįdomus. Normalaus žmogaus pas mane priešo jokio nėra ir būti negali. Ir paaiškinu, kodėl. Dėl to, kad jeigu būtų kažkokia varkė, visada su normaliu žmogum rasi kompromisą. O kada varkių nėra, tai tada kur tavo keliai gali susikirsti. Normalus žmogus tu visada jį atpažinsi iš to, kad gatvėje, kai tu susitiksi ir jeigu susitiksi bidlą, kuris spjaudė savo ant treningo, supranti, ir sakys, koks jis bachūras, jis nėra toks. Supranti, jis nėra toks. Kai tu sutiksi normalų žmogų, jis įsiskirs tuo, kad jis bus išimtinai mandagus ir paaiškinu kodėl. Dėl to, kad kai žmogus mato, kad kiti numiršta dėl netai pasakyto žodžio, dėl savo nemandagumo, jie pradeda labai stipriai matuoti ir sverti kiekvieną savo ištartą žodį. Ir jie tada iš šono atrodo labai mandagų žmonės, supranti, dėl to, kad patirtis jos tokius padarė. Tai va dėl to ir atpažinsi tikrai adekvatų rimtą žmogų, kada jis bus labai mandagus ir rinks kiekvieną žodį.